Šie metai dar net neįpusėjo, tačiau jau atsirado daug neišspręstų paslapčių, tokių kaip dingę žmonės, neišaiškintos vagystės ir archeologiniai atradimai, kurie atrodo visiškai nesuprantami. Metų pabaigoje kai kurios iš šių bylų galbūt bus išspręstos, tačiau kol kas vyksta tyrimai siekiant rasti atsakymus, kurie iki šiol buvo sunkiai pasiekiami. Numeris 10. 42 metų Ashante Root, kilusi iš Palestinos, Teksaso valstijos, nuo 2026 metų kovo mėnesio nebuvo matyta ir niekas iš jos draugų ar šeimos narių negirdėjo apie ją. Jos byla vis dar atvira, tačiau iki šiol rasta labai mažai užuominų, kurios parodytų, kas jai nutiko. Kaip dažnai būna dingusių asmenų tyrimuose, Ashante gyveno aplinkoje, kurią jos šeima apibūdina kaip neigiamą. Jos šeima pradėjo nerimauti dėl jos sveikatos ir saugumo, todėl nusprendė įsikišti. Kovo 3 dieną jos pusbrolis nuvažiavo iš Fortnio į Palestiną, kur įvertino Ashantės gyvenimo sąlygas. Jis suprato, kad ją reikia ištraukti iš tos aplinkos ir pasiūlė pasimti ją su savimi atgal į Fortnį, kad ji galėtų pamatyti likusią šeimą. Lieka nežinoma, ar jis sutiko važiuoti su juo ar ne, nes kelionė atgal į Fortnį buvo apibūdinta kaip emocinga ir permaininga. Dėl to kai kurie žmonės mano, kad ji norėjo likti ten, kur buvo, o šeimos įsikišimas ją supykdė. Tačiau tai tėra spėlionės. Jos pusbrolis vėliau policijai pasakys, kad pasiėmęs ją, jie nuvažiavo į McDonald's restoraną užkąsti. Ir kol jie ten buvo, jie atrodė geros nuotaikos. Jie kurį laiką kalbėjosi ir juokėsi prieš vėl išvykdami. Viskas pasikeitė, kai jie atvyko į Fortnį. Paaiškėjo, kad Ashante supyko dėl kažko ir išėjo iš buto nepasakiusi, kokie jos planai. Jos pusseserė nedelsdama susisiekė su policija, kuris skubiai atvyko į įvykio vietą. Jiems pavyko ją surasti ir po kurio laiko pasikalbėję su ja, jie išvyko, nes negalėjo jos priversti grįžti į butą. Vis dėlto ji taip ir padarė ir grįžo ten 4:30 ryto. Tuo metu ji buvo pastebėta pastato automobilių stovėjimo aikštelėje, o liudininkai pranešė, kad ji vėl nuėjo šalin. Tai buvo paskutinis kartas, kai ji buvo matyta, o jos pusseserė vėl susisiekė su policija, kai jos nepavyko rasti. Šį kartą buvo pateiktas pranešimas apie dingusį asmenį, tačiau nors aplinkinė teritorija buvo kruopščiai išieškota, jokių jos pėdsakų rasti nepavyko. Policija dabar paprašė visų mačiusių Ashantę pranešti apie tai, kad būtų galima nustatyti jos paskutinius žinomus maršrutus, kas galėtų padėti ją surasti. Jos šeima išlieka vilties, kad ji galiausiai bus rasta, nes jos byloje nebuvo rasta jokių nusikalstamos veikos požymių. Tuo tarpu buvo paskelbtas Ashantės aprašymas. Jos šeima sako, kad ji turi rudus plaukus ir rudas akis, yra apie 170 cm ūgio ir sveria apie 73 kg. Taip pat ją galima atpažinti pagal kairėje rankoje esantį Betty Boop tatuiruotę, kurios spalva yra šviesiai mėlyna. Ji taip pat turi 3 vardų su sparnais tatuiruotės ant dešinės rankos. Kai ji tą dieną išėjo iš buto, ji vilkėjo raudonus marškinėlius su iškirptimis, juodą striukę su kailio pamušalu, violetinius Rugrats Capri tipo treningus ir juodus batus. Ji turėjo su savimi rankinę ant juosmens, o jos šeima sako, kad ji ten laikė savo asmens tapatybės kortelę. Visi, turintys informacijos, kuri galėtų padėti ją surasti, prašomi susisiekti su Kaufmano apygardos konsteblio tarnybos antrąją apylinkę telefonu 469-376-4600, nurodant bylos numerį 260329. Jos bylos numeris MP156235. 9 numeris. 55 metų Jennifer McCormick šeima pranešė policijai, kad jie gali išgyventi psichikos sveikatos krizę, nes jai nebūdinga išeiti iš namų nepasakius niekam apie savo planus. Didžiausia nerima visiems susijusiems su Jennifer byla kelia tai, kad ji priklausoma nuo šeimos pagalbos, nes turi aukšto funkcionavimo Dauno sindromą. Tai reiškia, kad nors ji geba gerai atlikti daugumą kasdienių užduočių, be pagalbos jai gali būti sunku pasirūpinti savimi. Todėl tyrėjai pareiškė, kad būtina kuo greičiau ją surasti, kad ji galėtų būti grąžinta į saugius savo šeimos namus, esančius 8000-ame West 80 Drive kvartale Alamo miestelyje, Mičigano valstijoje. Jos šeima mano, kad ji išėjo iš namų 2026 m. gegužės 13 d. 17:30 min. Ir kai ji negrįžo namo, jie labai sunerimo. Jie susisiekė su policija ir paaiškino, kad Jennifer yra pažeidžiamas asmuo, todėl buvo pradėtas tyrimas. Jie teigė, kad ji galėjo susinervinti dėl pasikeitusios rutinos arba dėl to, kad pasikeitė jos įpročiai ir tai paskatino ją tą dieną išeiti iš namų.
Jie taip pat pridūrė, kad šeimoje nebuvo jokių problemų, tokių kaip barniai ar ginčai, kurie galėjo ją nuliūdinti. Kai Jennifer nepavyko rasti artimiausioje teritorijoje, tyrėjai kreipėsi į aplinkinę bendruomenę ir paprašė jų būti budriems, pranešti apie bet kokius jos pastebėjimus. Jų taip pat buvo paprašyta patikrinti savo apsaugos kamerų įrašus, ūkinius pastatus, sandėliukus, kiemus ir kitas vietas, kuriuose jie galėjo nuspręsti ieškoti prieglobsčio. Kai buvo apklaustas, Jennifer Broadis, su kuriuo jį gyvena tame pačiame name, teigia, kad buvo išėjęs iš namų maždaug 90 minučių, nes turėjo sutvarkyti reikalų. Jennifer liko viena namuose, kas nėra neįprasta, tačiau jam sugrįžus, jos niekur nebuvo galima rasti. Jis jos ieškojo apie 3 valandas, tačiau galiausiai nusprendė kreiptis į policiją. Jennifer neturi mobiliojo telefono, todėl deja jos negalima sekti tokiu būdu. Jos kreditinės kortelės nebuvo naudotos nuo tos dienos, kai ji dingo, o tai kelia dar didesnį susirūpinimą dėl jos saugumo, nes buvo tikėtasi, kad ji kažkuriuo metu mokės už maistą ar apgyvendinimą. Kai pasklido žinia apie jos dingimą, vietos bendruomenė susibūrė ir organizavo paieškos operaciją, kuri buvo vykdoma nepaisant stipraus lietaus užklupusio šį regioną. Buvo išieškota 10 akrų, tačiau Jenniferės pėdsakų ar kokių nors užuominų apie jos buvimo vietą nerasta. Taip pat buvo spėliojama, kad ji tiesiog nusprendė pasivaikščioti ir tada pasimetė arba dezorientavosi, todėl nebegalėjo rasti kelio namo. Jos atveju nusikalstamos veikos neįtariama, o jos šeima pažadėjo ieškoti jos tol, kol ras kokių nors atsakymų. Jennifer apibūdinama kaip turinti rudus plaukus ir mėlynas akis. Jos ūgis 4 pėdos 8 coliai, o svoris 150 svarų. Paskutinį kartą ji buvo matyta vilkinti raudoną megztinį su sagomis, juodas kelnes ir juodus batus. Jos brolis pridūrė, kad ji pasiėmė juodą rankinę ir Minnie Mouse arba Mickey Mouse pliušinį žaislą. Jei jūs arba kas nors ką pažįstate, turite kokios nors informacijos apie tai, kur galėtų būti Jennifer, raginama susisiekti su Kalamazoo dispečerinės tarnyba telefonu 269 48 88 9118 numeris. Nėra neįprasta, kad dingusio asmens transporto priemonė būtų rasta tuščia praėjus kuriam laikui po to, kai jis buvo paskelbtas dingusiu. Tačiau kai kuriais atvejais transporto priemonės radimas kelia dar daugiau nerimo ir sukelia dar daugiau klausimų apie tai, kas galėjo nutikti tiems žmonėms. Būtent taip nutiko 38 metų Lee Bernardui Longmire'ui jaunesniajam, kilusiam iš Muskegono, Mičigano valstijos, kuris nematytas nuo 2026 metų vasario. Vasario 28 dieną Lee praleido šiek tiek laiko savo draugės namuose Muskegone. Tai paskutinė vieta, kurioje jis buvo matytas. Jo draugė pranešė, kad kai jis nusprendė išeiti, įsėdo į savo džip ir pasakė, jog ketina vykti pas savo močiutę. Lieka nežinoma, kas nutiko Lee po to, kai jis tą vakarą išvyko. Jis niekada nepasiekė savo močiutės namų ir nuo to laiko nesusisiekė nei su draugais, nei su šeima. Tai kas nutiko vėliau, labai suneramino tyrėjus ir jo šeimą. Buvo prielaidų, kad jo dingimas yra nusikalstamos veikos rezultatas, tačiau tai nebuvo įrodyta. Maždaug 23 valandą kitą dieną, kovo 1-ąją, Lee džipas buvo rastas netoli Peck gatvės ir rytų Nortono prospekto ir buvo nustatyta, kad kažkas tyčia jį padegė. Vos tik buvo padarytas šis neraminantis atradimas, aplinkinė teritorija buvo kruopščiai išieškota, tačiau Lee pėdsakų rasti nepavyko, o teritorijoje nebuvo jokių užuominų, kur jis galėjo būti nuėjęs. Paklausti, ar jis galėjo išeiti savo noru? Jo šeima teigė, kad jis niekada taip nepasielgtų, nes ką tik buvo gimęs jo kūdikis ir jis niekada nepaliktų savo vaiko. Jie pridūrė, kad prieš dingimą jis nerodė jokių nerimo, pykčio ar neįprasto elgesio ženklų ir jie liko lygiai taip pat sutrikę dėl jo dingimo, kaip ir policija. Paieškai iš oro buvo pasitelkti dronai, o savanoriai prisijungė prie policijos tikėdamiesi, kad jį pavyks surasti, tačiau daugiau jokių užuominų apie jo buvimo vietą nebuvo rasta. Jo socialinių tinklų paskyrose nuo dingimo dienos nebuvo jokio aktyvumo, o į pirmąją savo DoorDash vairuotojo pamainą jis taip pat neatvyko, kaip buvo tikėtasi. Vienas iš Lee pusbrolių pridūrė, kad paskutinį kartą kalbėdami jis atrodė geros nuotaikos, nors jie ilgai nekalbėjo, nes buvo renginyje tėčio ir dukros šokiai. Lee nebuvo žinomas kaip turėjęs kokių nors problemų, todėl faktas, kad jo automobilis buvo rastas apleistas ir degantis, dar labiau glumina. Policija paprašė aplinkinės bendruomenės pranešti apie bet kokius Lee pastebėjimus ir kreiptis, jei turi kokios nors informacijos susijusios su jo byla. Iki šiol tokios informacijos negauta, tačiau vis dar tikimasi, kad jis bus surastas. Lee apibūdinamas kaip juodaplaukis, rudų akių, 5 pėdų 10 colių ūgio ir sveriantis 230 svarų.
Kai tą dieną jis išėjo iš savo merginos namų, vilkėjo juodą džemperį su gobtuvu, baltus Nike batus ir baltus marškinėlius. Visi, turintys daugiau informacijos, gali susisiekti su Norton Shores policijos departamentu telefonu 231-732-691, nurodydami bylos numerį NS26-01-265. Lee bylos numeris yra MP 15639. Numeris 7. Kiekvienais metais neišspręsti apiplėšimai lemia milijonų dolerių vertės pinigų, papuošalų, meno kūrinių ir artefaktų praradimą. O apiplėšimas įvykęs Magnani Rocco fondo patalpose Parmoje, Italijoje, lėmė didžiulius nuostolius 2026 metais. Apiplėšimas buvo įvykdytas kovo 22 dieną ir, kaip teigiama, truko vos 3 minutes. Vagys naktį pateko į privatų kaimo muziejų ir sugebėjo pasprukti su Piero Augusto Renoir, Polio Cezanne ir Enrio Matiso meno kūriniais. Muziejaus darbuotojai pranešė, kad apiplėšimas atrodo buvo labai profesionalus ir organizuotas ir pridūrė, kad vagys būtų pavogę dar daugiau vertingų daiktų, jei negreita pareigūnų reakcija. Šis apiplėšimas buvo antras per trumpą laiką ir įvykdytas vos po kelių mėnesių po Louvro muziejaus apiplėšimo, kurio metu buvo pavogta brangakmenių už daugiau nei $100 milijonų. Nors dėl šio atvejo jau buvo sulaikyta keletas asmenų. Pareigūnai atskleidė, kad plėšikai pateko į Magnani Roccos vilą, išlauždami muziejaus paradinės duris. Tada jie nuėjo į pirmą aukštą, kur pavogė 3 paveikslus iš prancūzų meno galerijos. Laimiai tada įsijungė muziejaus apsaugos sistema ir vagys buvo sutrukdyti. Dėl to jie numetė 4. paveikslą, kurį buvo bepaimantys prieš pabėgdami. Jie išėjo iš pastato į muziejaus sodą, po to perlipė per tvorą. Ten jų pėdsakai dingo ir iki šiol jie dar nebuvo atpažinti. Apie apiplėšimą iš karto nepranešta, nes muziejaus darbuotojai nerimavo, kad tai gali paveikti tyrimą ir tikėjosi, kad kaltininkai bus greitai surasti. Tačiau taip neįvyko. Po įvykio paaiškėjo, kad 3 dingusių paveikslų vertė siekia apie $10,3 milijono, o Renoir paveikslas yra vertingiausias – 7 milijonai. Ir muziejus desperatiškai siekia, kad paveikslai būtų surasti. Šis nusikaltimas sukėlė nerimą mažesniems privatiems muziejams visame pasaulyje, nes jie paprastai neturi tokių pažangių saugumo sistemų kaip didesnės institucijos. Taip pat įprasta, kad tokių muziejų pagrindiniuose įėjimuose saugumo priemonės yra daug griežtesnės, o viršutiniai aukštai yra mažiau apsaugoti. Dėl šių 2 brangių apiplėšimų, kai kurie didesni muziejai pradėjo investuoti į dirbtiniu intelektu pagrįstą kamerų analizę, tikėdamiesi, kad ji padės atpažinti bet kokį įtartiną ar neįprastą elgesį šiuose pastatuose ar jų aplinkoje. Dar vienas veiksnys, prisidedantis prie šių apiplėšimų, yra tas, kad impresionistų paveikslų vertė per pastaruosius 4 metus aukcionuose išaugo daugiau nei 19%. Dėl to rizikuoti labiau apsimoka, nes šiuos kūrinius galima parduoti juodojoje rinkoje už beprotiškai didelę pinigų sumą. Specialus meno nusikaltimų padalinys tiria šį apiplėšimą, tačiau kol kas kaltininkai lieka nenustatyti. 6. sąraše – Jonas Dinas Hamiltonas, 73 metų vyras, kuris jau daugiau nei 4 mėnesius dingęs iš savo gimtojo miesto Rodesos, Luizianoje, ir jo artimieji beviltiškai laukia žinių apie jo buvimo vietą. Tuo metu Jonas gyveno Rodesa Church Road adresu ir turėjo raudoną 2001 metų Chevrolet pick-upą, kuriuo dažnai važinėdavo po apylinkes. Mėnesiais iki jo dingimo šeima pradėjo nerimauti dėl jo psichinės sveikatos, nes manė, kad jis gali būti ankstyvoje demencijos stadijoje. Kai tik žmogus, sergantis šia liga dingsta, labai svarbu jį kuo greičiau surasti, nes jis yra pažeidžiamas būdamas vienas pasaulyje ir lengvai gali tapti piktavalių žmonių auka. 2026 metų sausio 5 dieną buvo žinoma, kad Jonas buvo namuose, nes bent vienas liudininkas jį ten matė apie 12:45 po pietų. Vėliau jis buvo matytas sėdantis į savo pick-upą ir išvažiuojantis, o nuo to laiko su nieko iš pažįstamų nebendravo. Jis niekam nepasakė, kokie buvo jo planai tą dieną, todėl pareigūnai nežinojo, nuo ko pradėti jo paieškas. Jo šeima pranešė policijai apie jo sveikatos būklę, bei pildė pranešimą apie dingusį asmenį, tačiau vis dar neaišku, ar jis turi kasdien vartoti kokius nors specifinius vaistus. Keletas liudininkų pranešė, kad Jonas jiems sakė galvojantis apie kelionę į Texarkaną, kur planavo parduoti metalo laužą, tačiau niekas nėra tikras, kiek rimtai jis tai svarstė. Faktas, kad jis nusprendė išvykti iš namų vienas, sukėlė jo artimiesiems sumaištį, nes Jonas paprastai prašydavo draugo jį nuvežti, kur tik jam reikėdavo.
Dėl to kilo spėlionių, kad tą dieną jis galėjo būti sutrikęs ir galbūt pasiklydo išėjęs iš namų. Teorija, kad jis galėjo bandyti nuvažiuoti į Teksarkaną, sustiprėjo vasario 18 dieną, kai jo pikapas buvo rastas paliktas už 40 mylių nuo jo namų, Nicks Creek vietovėje Teksarkanoje. Dėl to buvo kruopščiai išieškota 35 akrų aplinkinė teritorija, tačiau jokių užuominų nerasta ir Džonio buvimo vietos nustatyti nepavyko. Jo dukra Lasanya žiniasklaidai pasakojo, kad ji ir likusi šeima iš pradžių manė, jog jis išėjo sutvarkyti reikalų. Jie žinojo, kad jis kaip įprasta susisiekė su draugu, kad šis jį pavežtų, tačiau kai jo sunkvežimis tą dieną vis dar buvo dingęs, jie sunerimo. Dži pridūrė, kad išeidama iš namų tą rytą manė, jog Džonis laukia savo draugo, tačiau jis išėjo anksčiau, nei draugas spėjo atvykti. Ji įsitikinusi, kad kažkas toje vietovėje arba netoli Teksarkanos tikrai kažką matė ir ragina juos pranešti, kad tyrimas dėl jos tėvo dingimo galėtų pajudėti į priekį. Džonis apibūdinamas kaip turintis baltus plaukus ir rudas akis. Jo ūgis 5 pėdos 11 colių, o svoris 180 svarų. Kai jis paskutinį kartą buvo matytas namuose, vilkėjo geltonus marškinėlius su mėlynomis juostelėmis ir tamsios spalvos kelnes. Visi, turintys informacijos apie jo buvimo vietą arba galintys papildyti Džonio bylą, raginami susisiekti su Kedo apygardos šerifo biuru telefonu 3185 84 9034. Jo bylos numeris yra MP1 154 333. Numeris 5. Per amžius archeologai liko nustebinti kai kurių savo atradimų, dažnai susijusių su senovės civilizacijų egzistavimu ir tuo, kaip jie gyveno savo kasdienį gyvenimą. Kai kurie statė struktūras, kurios atrodo neturėjo aiškios paskirties. Kiti kūrė puošnią keramiką ir papuošalus iš medžiagų, kurios kaip manyta tuo metu dar neegzistavo. O kiti visiškai pradingo be paaiškinimo ir daugiau niekada nebuvo matyti. Tokių atradimų pasitaiko dažniau nei galima būtų manyti, ką įrodo ir paslaptingo tunelio atradimas Jeruzalėje 2026 metais. Izraelijos senynų tarnybos archeologai kasinėjo vietovę netoli kibuco, vadinamo Ramat Rachel, kai jie aptiko požeminį tunelį, kuris siekia 1000 metų. Šioje vietovėje buvo numatyta statyti naują gyvenamąjį rajoną, kuriame turėjo būti daugiau nei 480 namų, komercinių pastatų ir mokyklų. Tačiau šis projektas buvo sustabdytas, kol tunelis yra tiriamas. Kai tyrimai bus baigti, tunelis tikriausiai taps archeologiniu parku su naujuoju rajonu, kuriame žmonės galės susipažinti su senovės laikų atradimais. Tuo tarpu valdžios institucijos paskelbė šiek tiek informacijos apie keistą atradimą. Jie teigia, kad tunelio ilgis yra apie 165 pėdos, nors visas ilgis dar nėra atidengtas, nes kai kurios tunelio dalys yra nugriuvusios ir vis dar valomos nuo nuolaužų. Prie įėjimo akmenyje buvo iškirsti akmeniniai laiptai, o viduje rastas storas suspausto dirvožemio sluoksnis. Kai kurios tunelio dalys siekia net 15 pėdų aukštį ir apie 10 pėdų plotį, todėl bet kas gali lengvai juo eiti nesusilenkęs. Tunelio sienose matyti akmens pjovimo technikos pėdsakų ir akivaizdu, kad šiam projektui įgyvendinti būtų prireikę daug laiko ir įgūdžių. Tai jaudinantis atradimas, kuris reikalauja daug daugiau tyrimų, nes ekspertai neturi jokio supratimo, kam tunelis buvo naudojamas ar kas jį pastatė. Buvo pasiūlyta, kad jis galėjo būti naudojamas kaip požeminė vandens sistema, leidusi pasiekti požeminį šaltinį. Tačiau kadangi nebuvo imtasi jokių priemonių, kad vanduo neprasiskverbtų pro tunelio sienas, tai atrodo mažai tikėtina. Tyrimai taip pat neatskleidė jokių požeminių šaltinių šioje vietovėje ir nėra rasta jokių įrodymų, kad vanduo kada nors tekėjo per tunelį. Kitas pasiūlymas buvo, kad jis buvo naudojamas žemės ūkio tikslais. Tačiau dauguma ekspertų atmetė šią teoriją, nes mano, kad tunelis yra per didelis šiam tikslui ir negalėjo būti naudojamas jokiai pramoniniai veiklai. Dėl to mokslininkams liko tik viena tikėtina teorija. Jie mano, kad kas iškasė tunelį, galėjo bandyti pasiekti požeminį kreidos sluoksnį, kuris būtų buvęs naudojamas statybinėms medžiagoms gaminti arba kalkėms gaminti. Kol kas archeologijos pasaulis nekantriai laukia, kad sužinotų daugiau apie tunelį. O atlikus tolesnius tyrimus, galbūt galiausiai sužinosime, kas jį pastatė ir kam jis buvo naudojamas. 4. vieta. Kartais, kai padaromas archeologinis atradimas, geriausia, ką mokslininkai gali padaryti, yra tik spėlioti, kam tie daiktai buvo naudojami arba ką jie reiškia žmonėms gyvenusiems prieš 1000 metų. Taip yra ir su keistu atradimu, kuris buvo padarytas Vidurio Egipte ir istorikai liko sutrikę.
Atradimą padarė Egipto ir Dominikos archeologų komanda, kai jie vykdė kasinėjimus Aleksandrijos Ptolemėjų Minervos šventykloje. Tyrinėdami šią vietą, jie buvo nustebinti radę 13 mumijų, kurių visoms į burną buvo įdėtos auksinės liežuvio formos plokštelės, kai jos buvo laidojamos. Jos buvo rastos uoloje, iškirstose kapuose, kas buvo populiari laidojimo praktika senovės Graikijoje ir Romoje. Kai kapai buvo atidaryti, jie buvo nusivylę radę, kad mumijos buvo prastos būklės, tačiau jie niekada nebūtų tikėjęsi, kad kiekvienoje iš jų bus auksinis liežuvis, kuris akivaizdžiai buvo įdėtas į burną su tam tikru tikslu. Reikėtų pažymėti, kad šios mumijos buvo rastos kartu su dar 39 kitomis, tačiau ne viena iš jų neturėjo auksinių liežuvių. Liekanos buvo datuojamos maždaug prieš 2000 metų ir tyrėjai buvo dėkingi, kad plėšikai nebuvo sužinoję apie kapus, nes auksiniai liežuviai greičiausiai būtų buvę pavogti, ištirpdyti ir parduoti. Jei tai būtų įvykę, mes niekada nebūtume net sužinoję apie tuos liežuvius ir nebūtų atlikta jokių tyrimų, bandant išsiaiškinti, kodėl toks neįprastas paprotys buvo įprastas prieš 1000 metų. Labiausiai tikėtinas šio papročio paaiškinimas yra tas, kad senovės egiptiečiai tikėjo, jog uždėjus auksinį amuletą ant mirusiojo liežuvio, jis galės kalbėti su Oziriu, požemių dievu ir visų ten atvykstančiųjų teisėjų. Tie liežuviai buvo labai įdomus, tačiau toje vietoje buvo rasta ir keletas kitų artefaktų. Tarp iš kapų išimtų daiktų buvo ritualiniai tekstai, meno kūriniai, užrašai, skarabėjai, amuletai, indai ir kiti auksiniai daiktai, tokie kaip auksiniai nagai. Jie taip pat rado 4 sarkofagus, visi jie buvo nepažeisti ir pagaminti iš klinties. Manoma, kad atlikus išsamesnius tyrimus, šie daiktai bus susieti su Ptolemėjų laikotarpio religinėmis praktikomis. Tyrėjai ne tik džiaugiasi padarę tokį retą atradimą, bet ir pridūrė, kad šiais laikais rasti bet kokio aukso kaparietėje tampa vis mažiau tikėtina. Taip yra todėl, kad kapų plėšikai dažniausiai pirmieji suranda tokias vietas ir išneša viską, ką mano galintys parduoti pelningai. Dėl šios praktikos buvo prarasta daug svarbių atradimų, kurie galėjo mums daugiau papasakoti apie senovės egiptiečius, todėl šių auksinių liežuvių atradimas yra dar svarbesnis. Kai kurie kartu su kapais rasti meno kūriniai vaizduoja ištisas šeimas Egipto dievybių akivaizdoje. Dangaus deivė Nut yra pavaizduota ant kameros lubų kartu su žvaigždėmis ir valtimis, kuriuose yra keletas kitų dievų. Kas buvo žmonės šioje kapavietėje, ekspertai gali tik spėlioti. Gali būti, kad tie, kuriems buvo pridėtos auksinės liežuviai, tuo metu visuomenėje buvo labiau iškilūs, tačiau tai tebėra spėlionės. Ši vieta dar kurį laiką bus tyriama, tikintis, kad mokslininkai galės daugiau sužinoti apie šią bendruomenę ir jų laidojimo apeigas, taip pat religinės praktikas, tačiau kol kas tai išlieka paslaptinga vieta, kuri kelia daugiau klausimų nei pateikia atsakymų. Numerous tribes. Daugelis šeimų visame pasaulyje neteko artimųjų dėl religinių sektų, o 2016 metais vokietės Lizos Weiss šeima pradėjo manyti, kad būtent tai jai ir nutiko, kas paaiškintų, kodėl jie jos nematė ir negirdėjo jau 7 metus. Kai Lizai Weiss 2019 metais buvo 30 metų. Ji išvyko į kelionę į Keralą, Indijoje, iš kurios niekada nebegrįžo. Tuo metu ji jau buvo pradėjusi lankyti Ahmadi taikos ir šviesos religijos susirinkimus. Tai sekta, kurios būstinė yra pastate anksčiau buvusiame vaikų namais Kru mieste Anglijoje. Kai jos šeima pranešė apie jos dingimą, ji buvo atpažinta kaip grupės narė ir nuo to laiko sekta atsidūrė Vokietijos nacionalinės policijos akiratyje, kuri pradėjo tyrimą pavadinimu Operacija Decker. Pavadinimas siejamas su asmeniu iš Airijos, kuris pateikė kaltinimus šiai grupiai, tačiau jų detalės nebuvo paviešintos. Tačiau operacijos metu buvo taikomasi į asmenis iš sektos vidaus, tačiau tyrimo detalės lieka nežinomos. Kai buvo susisiekta su sekta ir paklausta apie Lizos dingimą, jos nariai teigė neturintys jokios informacijos apie tai, tačiau niekada aiškiai nepasakė, kad ji nėra su jais. Jie tik kalbėjo apie jos dingimą, kuris jų akimis niekada neįvyko, nes jie tiki, kad ji yra ten, kur jai priklauso būti. Kai kurie nariai atsisakė bendradarbiauti su valdžios institucijomis, o tai yra būdingas tokių grupių kaip sektos elgesys. Jos dažniausiai nieko nesustoja, kad tik jų veikla netaptų žinoma visuomeniai ir valdžios institucijoms. 2026 metais policija surengė reidą grupės būstinėje Kriuje. Kai Lizos buvęs vyras Abdenis Rahmanas Hašemas sužinojo apie tai. Jis tikėjosi, kad pagaliau gaus žinių apie tai, kas jai nutiko ir galės pasakyti jų 2 vaikams, ar ji yra saugi.
Jis pasakė policijai, kad jos vaikai paskutinį kartą su ja bendravo, kai ji išsiuntė elektroninį laišką iš savo viešbučio kambario Indijoje, kuriame įrašė, kad labai juos myli, pridurdama, jog jie yra jos geriausi draugai ir mylimiausi žmonės pasaulyje. Praėjus 2 dienoms po to elektroninio laiško išsiuntimo, su ja nebebuvo galima susisiekti ir nuo to laiko ji nebepalaikė ryšio su jokiu savo šeimos nariu. Per reidą būstinėje buvo suvaikyta 12 žmonių. Kai kuriems buvo pareikšti kaltinimai prekyba žmonėmis ir priverstinėmis santuokomis, kiti buvo apkaltinti šiuolaikinę vergovę ir dar rimtesniais nusikaltimais. Visi jie buvo paleisti už užstatą, o tolesnis tyrimas parodys, ar bus sulaikyta ir apkaltinta daugiau narių. Abdelas Abdelrahmanas tikisi, kad šie tyrimai padės rasti atsakymų dėl Lizos dingimo, nes vis dar neaišku, ar ji buvo toje vietoje, kai buvo vykdomas reidas. Abdelas Abdelrahmanas pridūrė, kad 2018 metais Liza norėjo palikti sektą ir pradėti naują gyvenimą Vokietijoje. Jie netgi svarstė galimybę persikelti į tą pačią šalį, kad galėtų dalintis vaikų globą. Tačiau tada ji dingo Indijoje. Jos Il pašto paskyra buvo deaktyvuota, nuo to laiko apie ją nieko negirdėti, o jos telefonas nebuvo įjungtas. Draugo jai atsiųsti pinigai niekada nebuvo panaudoti, o jos banko sąskaitos jau 7 metus liko nepaliestos. Kai kurie žmonės teigia, kad ji yra laikoma sektoje prieš savo valią, tačiau negalėdama to įrodyti, jos šeima renkasi neprarasti vilties, kad ji bus surasta ir sugrąžinta namo pas savo vaikus. Numeris 2. Per pastaruosius metus ar panašiai, diskusijos apie ateivių egzistavimą tapo įprastos dėl tam tikrų JAV vyriausybės pareiškimų, įskaitant prezidentą Donaldą Trumpą. Dėl to dabar daugiau žmonių tiki, kad jie iš tikrųjų egzistuoja ir kad jie jau labai seniai lankosi Žemėje. Tuo tarpu nuolat pasirodantys vaizdo įrašai, kuriuose matomos keistos šviesos danguje, nesumažėjo, o tai dar labiau kursto šias jau ir taip prieštaringas diskusijas. Vyriausybė paskelbė tūkstančius su šia tema susijusių bylų, o ši informacija dažnai pateikiama kartu su vaizdo įrašais, kuriuos nufilmavo kariškiai, likę sutrikę dėl šių keistų objektų ir jų atrodytų neįmanomo manevringumo. Vienas konkretus vaizdo įrašas, kuris buvo paviešintas 2026 metais, sukėlė tikrą audrą internete, daugiausia dėl to, kad nagrinėjamo objekto forma yra itin neįprasta palyginti su ankstesnėse ataskaitose minėtais atvejais. Vaizdo įrašas buvo nufilmuotas iš JAV karinės platformos, naudojant infraraudonųjų spindulių kamerą. Vaizdo įrašas buvo toks keistas, kad jis iš karto buvo nusiųstas į visų sričių anomalijų sprendimo biurą, kuris buvo toliau tyriamas, tačiau paaiškinimo iki šiol nepateikta. Vaizdo įrašas trunka 1 minutę ir 46 sekundės. Jame matoma kontrasto sritis, kuri įgauna 8 taškų žvaigždės formą. Kameros operatorius stengiasi išlaikyti objektą kadre ir sufokusuotą. Ir pastebėjo, kad objektas judėdamas palieka pėdsaką. Kai kurie žmonės spėlioja, kad tai yra šiluma nuo varomosios sistemos, matoma infraraudonųjų spindulių kameroje. Tačiau kadangi apie šią medžiagą buvo pateikta labai mažai informacijos, tai lieka tik teorija. Prie vaizdo medžiagos pridėtoje pastaboje buvo nurodyta, kad jis skirta tik informaciniams tikslams ir kad bet kuris asmuo žiūrintis šį vaizdo įrašą neturėtų jokios šios aprašymo dalies interpretuoti kaip analitinio vertinimo, tyrimo išvados ar faktinio nustatymo. Kalbant apie tai, kas galėtų būti tas objektas, diskusijos vis dar tęsiasi. Akivaizdžiausias ir dažniausiai pasitaikantis pasiūlymas yra tas, kad tai nežemiškas aparatas, kuris buvo užfiksuotas vaizdo įraše, nepaisant neįprastos jo formos, kuri nėra būdinga tokiems stebėjimams. Kiti mano, kad tai galėjo būti kažkas kur kas žemiškesnio, tačiau niekam nepavyko galutinai nustatyti, kas tai buvo ar ką jis veikė, kai jį pastebėjo kariškiai. Pirmoje vietoje. Tyrime dėl 36 metų Tamaros Donhill, kurią šeima vadino Donna, dingimo padaryta šiokia tokia pažanga. Ji dingo iš Ocean Shoreso, Vašingtone 2026 metais, tačiau jos dar nepavyko rasti. 2026 metų kovo mėnesį Donna susitikinėjo su Kendricku Bruce'u, su kuriuo ji buvo matyta tą mėnesį, 3 dieną. Tačiau kitą dieną, pasak jos šeimos, ji nusprendė nutraukti santykius ir po to paslaptingai dingo. Kadangi jai visiškai nebūdinga nebendrauti su šeima ir vieninteliu vaiku, artimieji greitai sunerimo dėl jos dingimo ir susisiekė su policija pranešti, kad ji negrįžo namo kaip tikėtasi. Atliekant tyrimą, buvo patikrinti jos telefono įrašai ir jie parodė, kad telefonas paskutinį kartą buvo aktyvus netoli Northwest Trek laukinės gamtos parko, maždaug už 24 mylių nuo vietos, kur ji paskutinį kartą buvo matyta Ocean Shores mieste. Donnos šeima buvo be galo susirūpinusi, svarstydama visas galimas priežastis, dėl kurių ji galėjo dingti.
O kovo 28 dieną jų baimės tik sustiprėjo, kai iš jo sąskaitos buvo atliktas $150 Cash App mokėjimas Kendrickui. Buvo atliktos paieškos vietose, kuriuose jį paprastai leidžia laiką. Tačiau Donos pėdsakų nerasta ir niekas nepranešė ją matęs. Tik. Po kelių dienų jos automobilis buvo rastas apleistas maždaug už kvartalo nuo jos namų ir buvo kruopščiai apžiūrėtas. Viduje tyrėjai rado jos debeto korteles ir, kas kelia nerimą, jos sūnaus nuotrauką, kuri buvo suplėšyta. Dėl mokėjimo per Cash App policija pradėjo įtarti, kad Kendrickas galėjo būti susijęs su jos dingimu ir buvo išduotas kratos orderis. Jo džipą apžiūrėjo K9 padalinys ir šunys atrodo nurodė, kad kažkas įvyko automobilio galinėje sėdynėje, galinėse durelėse ir bagažinėje. Tada buvo atlikta jo namų krata, įskaitant elektroninius įrenginius, ir tai sukėlė dar daugiau nerimo. Jo interneto paieškos istorijoje buvo užklausų tokių kaip kažką priblokšti, kiek laiko užtrunka, kol palaikai suyra ir kaip iš kilimo pašalinti biologinę medžiagą. Jis taip pat domėjosi lavonų sustingimu, todėl tyrėjai manė, kad jis bandė nuslėpti rimtą nusikaltimą. Kitas žingsnis buvo ieškoti Donos bute bet kokių užuominų, kas galėjo jai nutikti. Buvo išduotas kratos orderis, O bute tyrėjai aptiko kelias vietas, kurios atrodo turėjo biologinės medžiagos. Kendrickas buvo nedelsiant suimtas ir apkaltintas Donos dingimu, tačiau jis neatskleidė, ar yra atsakingas, ar kur ji galėtų būti. Šiuo metu jam nustatytas $2 milijonų užstatas ir tik laikas parodys, ar jam bus pateikti papildomi kaltinimai, kai tyrimas tęsis. Donos kaimynė teigė, kad jos nematė ir negirdėjo jau daugiau nei mėnesį. Jos draugai pridūrė, kad Donos ir Kendricko santykiai buvo įtempti ir kad jis ją fiziškai smurtavo. Jie taip pat apkaltino jį siuntus žinutes, kuriuose jis apsimetė Doną ir buvo pastebėta, kad jo automobilis buvo neįprastai švarus, kai jį pamatė iškart po to, kai Dona dingo. Kendrickas turi pasirodyti teisme birželio 10 dieną, tačiau tuo tarpu tyrimas tęsiamas. Visi, kurie gali suteikti daugiau informacijos apie šią bylą, turėtų susisiekti su Takomos policijos departamentu telefonu 25-328-7455, nurodydami bylos numerį 2609-100-684, arba tiesiogiai kreiptis į detektyvą Randy Frisbee iš Takomos policijos departamento telefonu 25-35-915-950. Labai jums ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai paspauskite mygtuką patinka. Taip pat nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad nepraleistumėte mūsų būsimų įkėlimų. Mano vardas Top 5 anonimai ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.